Tai sveiki sugrįžę vlogę, plauna vyras mašiniuką, tik tai ne kaip aš gražiai kokybiškai, o belia kaip, kad greičiau į technikę nenuvažiuoti, nes reikia priekabai technikinę pravaryti, nes jau pasibaigė už kelių dienų. Visikau prie to pačią ir mašiną nuplau, kadangi jau ir priekaba plaunas. Sugrįžtam į namus, išsiploviau su indaplovę sumaščiau, nes tingėjau rankom, tai šiek tiek nusiplovė dažai. Ir kiek čia galima tą cukrų laikyti maišelyje, reikia supilt normaliai. Kaip ir kava laikyta slovikėliuose, galim supilt. Nu, normalų indą. Šiandien esu užkimus, dėja, biškiai ir kliupa kuteną. Ir tą progą reikia pasidaryti sveikesnės arbatos kažkokios. Taigi, aš čia nepasakysiu, bet pasakys mano mama, nes iš savo mamas aš jų gavau. Taigi, jų skonis toksai, ale šiek tiek kartokas, bet labai gražiai atrodo. Ir sveika. Nuo ko? Neatsimenu. Dar turim šaldytų aviečių, va. Taigi. Ir dar maišiukė. Tai vyras nori tik tai aviečių šaldytų, o aš ir su tom gėlytėm. Ir dar įsidėsiu šaldytų juodųjų serbentų. Ir tas toksai visas kontrastas, tos spalvos taip skaniai net geriasi, nors ir sveika. O jau esu minėjusi, kas negirdėjot, tai stengiamės negerti iš tų pakiukų arbatų, nes ten dažniausiai būna tos kvapiosios medžiagos pridėtos. Nežinau, kam jų iš vis reikia, nes visokios avietės jos pačios į save skleidžia ir ten dažniausiai irgi būna kažkokių tai ale skonių. Tai nepatinka man tas kvapiųjų medžiagų skonis. Tai dažniausiai renkuosi savo arbatą, o jeigu pasvečių, tai dažniausiai stengiuosi gerti tiesiog vandenį. Arba dar nesveikiau, tai kavytę kokią, žinot, su daug kokią sirupą, su pienu, žodžiu. Tai va taip pat. Kol arbata pribrengs, parsivežiau tokių vat stiklainių. Jie buvo ilgą laiką mūsų sodyboje, anksčiau anuose namuose viską, tiesiog visokias kruopas, makaronus, viską sandėliuodavau čia. Galiausiai gavosi per tas kraustynės, kad kažkaip nebenaudojau aš jų, pasidėjau į šalį. O dabar vėl sugrįžta į namus, kad būtų mažiau maišiukų, estetiškiau kažkiek. Dar rašė man moteris, kad galėčiau aš ir prieskonius taip susidėti, būtų daug estetiškiau namuose. Nu, bet čia gilyn į ateitį kažkada, dabar tiesiog maišiukose naudoju, šiaip labai patogu paskaityti sudėti, kai būna ten iš kelių mišinys visas tas. Ir dar su tais pakiukais taip pat labai patogu, nes užrašyta, kada baigės galiojams, tai irgi gali pasižiūrėti. Ir šiaip, nežinau, dar vis nėra to noro tokia, kad susidėti tokius mažiukus stiklinius pabarstukus kaip čia ir susitvarkyti taip labai estetiškai, instagramiškai. Bet manau, ateityje taip ir padarysiu. Tai vat, dar viena nereklama. Mėgstu šiaip labiausiai makaronus tai pasakos. Nežinau, iš vaikystės galbūt, o šiaip skonis man atrodo jų geriausias. Nu va, iškart gražiau nei maišiukose tuose. O mūsų arbatas jau daugmaž pribrinko. Reikia gal pamaišyti. Nu šiaip man labai skanu geras, taip. Ir jauti, kad sveikai geri ir gražiai. Galim dar prajudyti. Iš vis taip. O. Na, o vyrai tiesiog tokie. Dar medaus įsidėjus ir tobulą. Dar pasiėmiau vakar juodų maltų pipirų. Būtų geriausia nemaltenė, nes matytum tada, ką ten tiksliai dedi, o čia jau vis tiek sumalta dar ir aišku su šiukšlė, bet
nusiperku tiesiog taip patogu ir viskas. Dar nemažai sodybai pasilika tų stiklinių indų, tai su laiku pasiimsiu ir šiaip reiktų virtuvę man prisiversti kažkada persidėti viską, nes dabar, kai įsikraustėm, viską belia kaip sudėjom, tai nėra to tokia tikslumo, kas kur turėtų būti. Tai balaganas dar gan. Bet kuom galiu pasidžiaugti, tai kad labai gerai viską susidėjom, tai indaplovė gaunas ties viduriu. Tai tiesiog reikia ištraukti visokius indus. Labai patogu. Vienas stalčius, sekantis stalčius. Opa. Lėkštės vėl šalia ir labai viskas taip po ranka. Tik tu įkuksmini žingsniukas ir jau pasidedi įrankius, lėkštės, stiklinės, viskas taip valia sudėta. Mėgaujuosi arbata, pasijungiau labai senai matytą Gustavo enciklopediją ir galvoju, bežiūrėdama šitą skylę, nekreipkite dėmesį. Reikia pasipuošti kažką kalėdiškai šitą lemputę. Vyrs lauke virina vartus, o aš susiradau dar šiek tiek kalėdinių dalykėlių. Užsitrauksiu užuolaidas vis tiek, ką nekenkt akytėm, kad nežiūrėti tą liepsnelę, nes tada gali greit pradėti akis skaudėti. Na, o dabar kažką pabandyti papuošti. Šitiem blizgučiam daugiau nei 10 metų, gal net visas 15, kaip su Robertu kaip gyvenam, taip ir užturėjom šito. Gal koks 12, nes pradėjom nuomotis Šiauliuose tokie pusę namo, tai tada pirmąsyk turbūt eglutę ir pasipuošėm ir nusipirkom šitų blizgučių. Tai va, seni blizgučiai. Tai kokia spalva derėtų prie mūsų valgomojo? Kažkaip nelabai. Ai, nežinau, čia buvo gera mintis puošti, bet paliksiu tiek jau to. Paliksiu taip, o atitraukiu užuolaidas, nes Robert sako, man reikia šviesos daugiau virinant, tai atitraukiu atgal. Sugrįžtu atgal prie židinuko, tai ką sumaščiau, vėl įsivalyti. Ir kai dažniau valaus, žiūriu, stiklą lengviau valyti, negu kai paskiau apleidžiu ir atsimenu po ilgo laiko, tai yra po kokią mėnesį nevalymą. Klausėt, kodėl nenaudoju būtent siurblę skirtą pelenam? Tai aš poreikio šitam nejaučiu, greitai įsivalo ir paprasčiausiai šitaip. Organizmo, nes aš esu girdėjęs ir vieno ir kito. Vieni gyrėsi, kad jie 5 metus. Na, o dabar reikia šiek tiek išvedinti namus. Yra 2 prijuostės, kurias reikia patrumpinti. Ir aš jau gerą savaitę bimbinėju ir niekaip nepadarau jų normaliai. Reikia palenkti apačią 2 kartus ir viršus yra, tai viršų nuimti ir pasiaurinti šiek tiek, kadangi pasiuvimas čia labai milžiniškas ir toks visiškai netitink tikrovės. Tai buvo šiek tiek patrumpita, netyčia nepamačiau, bet jau nebus reikalingas. Ir dar norim, kad būtų neitų kampu, o eitų apvaliai. Dukrė sakė, daro taip pat kaip aš. Tai va, irgi pasižymėję. Susidaikščiau, viskas kaip ir normaliai, gražiai pradėjau siūti. Aišku, va, taip siūlas turi bjauriai siūti, bandau čia susidaryti tuos įtempimus normaliai, nieks nesigauna, nervs jam. Antra data lūžo, siūlės, šlievos, nafik. Nu va, vieną kažkaip pasiuvau, neišeinu užtvirtyti, nes mašina neėjom tokią storę. Ir va, viršus irgi nusiėmė 9,5 cm. Šiek tiek, kaip čia, pavalinau, bet tai netobulai. Su mašina žiauriai, galim sakyti, susipykau, nervs jam. Bet jau kadangi pasiprašė mylimas žmogus, tai ką dėl mylimo žmogaus nepadarys? Atitrukimas nuo siuvimo, vyksta baltos mišrainės gamyba. Viskas supjaustyta, majoneziukas,
druska, pipiriukai ir viskas. Nu ir viskas, gatava klasikinė balta mišrainė. Baigiau ir antrą žiurstą, šį kartą sekės geriau, taip kaip čia labiau mašina klausė, turbūt kai sumaščiau prieš miegą siūt, tai labai su mašina pikausi dabar dienos metu, nors ir su pižama ir halatu, bet pabaigiau ir visiškai be tokių jokių bjaurių niuansų, jau taip ramiai, tada tai tokiu truputuką pykčiu. Kai užsispiri, kad padarysi, bet nieks kažkaip nesigauna, taip kaip ne iš savo koją išlipus, ne tą koją iš lovas. Tai čia buvo panašus toks jausmas, bet vis tiek užsispyrus, vis tiek vieną žiurstą padariau. O dabar be jokių pykčių, viskas labai lengvai, sklandžiai, greitai ir antras pasisiuvo. Taip atrodo apsipirkimas Melisos gimtadieniui. Taigi, rytoj, gruodžio 10 bus dukros gimtadienis. Ir ne, šitie maišai nėra vien tik tai dukros gimtadieniui, dar yra tiesiog mum valgyti. Ir nuo gruodžio 1 biškį apsisirgau, dabar jau normaliai, tai pradžiai kelias dienas tiesiog leidau savo nieko nedaryti, tai dingo tas gerklės skausmas, o dabar tiesiog nosis užgulus ir aš čia savo daktarė tokia pabuvau ir sakau diagnozę. Stresuoju dėl vaiko gimtadienį, nes sumaščiau daryti gimtadienį nebele kaip, o kad būtų žaidimų kambarį ir iki 15 vaikų leidau pasikviesti, nors ten norėjai ir auklėtojas, ir, žodžiu, begalybė žmonių, ką tik pažįsta. Tai, jo, šiandien pasiruošimas tai bus toksai, kad įsitirpinu šokoladą, obuoliukai. Ir ant pagaliuko. Žiūrėsim, kaip gausiu. Užmačiau tik tokią. Reikia bandyti. Wow. Čia lenta, kur buvau nusipirkus tada. Šitaip net. Šita lenta yra nupirkta iš Pepko arba Sensėjaus, nepamenu. Ir ją pasidariau būtent tik tai vaisią. Kad nepjaustyt jokių cibulių, jokių česnakų, nežinot kaip būna. Supjausti melioną ir paskui jauti cibulės skonę. Tai vat, kad šito nebūtų, šita lenta skirta tik tai vaisiam, nu ir keliam daržovėm, nu, kaip tiem agurkam, nes tie tai nepritrauk skonį ar kokią citriną. Bet vat tie tokie dava lašiniai kokie, mėsgaliai, tai va čia stengiuos, visiškai nepjaustau. Ir žiūriu, vyras taip pat nepjausto, tai labai gerai, nes kai noris pasipjaustyt, ore pjaustai, o dabar taip patogu tiesiog ant lentos. Tai žiūrim, kaip čia gausis mums čia tokios ledinukais spurgytės. Pradžiai gerai atplauti. Tai kas dar? Lėkštė ir tirpinti šokoladą. Ir tada jau pjaustyti obuolius, kai jie taip nepajuostų. Jo. Dar reiks peilį pasigaląsti. Visi peiliai buki. Aišku, kai virs pagalant, aš jos vis tiek sumetu indaplovę plauti vietoj to, kad su rankom. Turbūt, manau, daug kas taip daro, kad nesirūpina savo peiliais, kaip priklauso. Nors mūsų peiliai yra tokie papiguškės, tai baisiai negaila. Būtų kokie brangesni, o ne po 3 eurus kokie. Nu, turbūt apie 3 eurus ten už peilių pas mums, tai va. Ir papuošimam paėmiau tokius. Tirpdau juodą šokoladą, o čia pieniškas ir baltas. Tai galvoju ant viršaus taip pašlakstyti, papuošti. Dukros gimtadienis šiemet 5, todėl sumasčiau daryti jį tam žaidimų kambarį. O man sako geraliausiai vakar, noriu švęsti namuose. Sakau, galėsi visus metus daugiau švęsti namie, nes nežadu daugiau aš tokį gimtadienį daryti. Vienintelis. Čia toks išskirtinis, kai bus 10 metų, iš vis nežinau, turbūt duosiu pinigų, sakysiu, eik su draugiam, kur tu nori ir taip švęs savo gimtadienį. O dabar noriu padaryti tokį vienintelį, įspūdingą, fainą ir labai labai stresuoju, kad nebūtų, žinot, tie pikti tėveliai nepatenkinti kažkuom, kad vaikai visi laimingai pažaistų,
kad būtų visiems skanus užkandukai, kad visi rastų kažką skaniai pakramsnoti tiek suaugę, tiek vaikai. Tai va, visas šitas ir baimės, kad, nežinau, tiesiog, kad suspėti. Ir taip, ten 2 valandas truks, animatoriai prie to pačią. Ir kaip čia, už patį kambarį 2 valandom 120 eurų gaunas. Ir dar animatoriai kiek eurų. 2 valandos. Animatoriai valandą ar pusantros kažkaip bus. Ten, užsiims kažkiek su vaikais veikla, kai jie ne tik žaistų, o paskiau, kai jau animatoriai pasibaigs, tada dar pažaistų ir įsiskirstysim namo. Nu tai žiūrėsim, kaip tie reikaliukai. Kur sakiau, tą kambarį žaidimų, tai čia yra Šiauliuose Gardino iki pastate. Ir nesidomėjau iš vis jokiais kitais, ta prasme, žaidimų kambariais. Gal dėl to, kad čia patogiausia vieta, arčiausiai namų. Buvo vienas sykį pas draugę Melisą, tai man ten visai patiko. Ir nežinau, tiesiog parašiau ir viskas taip labai sklandžiai, maloniai bendravos, tai neieškau kitur. Užsakiau tą kambarį jau spalio vidury, nes gruodis, kaip žinot, yra kalėdų metas ir gali vietų nebūti, todėl taip ir padariau, kad pasirūpinti iš anksto ir iš anksto pakvietėm tėvelius, nes labai Melisa nekantravo, aš irgi nekantravau. Tėveliam gal šiek tiek buvo keista, kad taip anksti sukvietėm, bet žodžiu, labai laukiu rytojaus ir labai bijau, nes viskas atmena pečių. Aišku, dar mama prisidės, tai mama užsakė tortą iš Ariogalos, man jis labai patinka, skanus, ten toksai, kaip skaitos, medutis su želė tokiais gabaliukais. Vaikystėje jis man toks buvo wow ir dar iki po šiol, tai nežinau, ar jis dar iki po šiol man taip skanus, ar jis mane tiesiog nukelia į vaikystę. Ir taip pat žiūrėsim, ar vaikam patiks tortas, nes žino dabar vaikams su tais tortais nepatinka. Dabar turi būti iš spurgų kokių, iš kleckiukų, ką žinau, saldžių. Tai žodžiu, nežinau, kai buvom su Melisa gimtadienį, ten kito berniuko ir aplamai, tai Melisa tortų nesibaida, jai patinka. Tik tu diekit, aš valgysiu tus tortukus, žiūriu, kiti vaikai ne visi valgia. Nu tai va. Tokie tai reikaliukai. Ir labai faina, kad ten tam žaidimų kambarį yra kavos aparatas, tai reikia tik savo pienu pasirūpinti. Dar pasirūpinau prie to pačią, prie kavos, kad būtų ir sirupukas karamelės, nes man taip skaniau, tai galvoju ir kitiem. Ir va, nežinau, rytoj pagrinde bus visi tie užkandukai daromi, o šiandien tiesiog noriu su tais obuoliais padaryti ir kad jie, žinot, sustingtų ir jau tada taip. O su muštinukai sekančią dieną, kad ta duonelė būtų minkštesnė tokia, minkšta, kuo šviežesnė. Ir ką žinau, žiūrėsim rytoj, kaip ten seksis man daryti. O šiandien tiesiog į maišiuką sudėjau, tokį parodyti. Paėmiau šiek tiek traškučių, tokių, ir šokoladukai, dar mažiukus nikeriukus fiksiukais ir mandarinų maišą. O visa kita kažkaip bus daroma rankiniu būdu. Dar buvom šnekėję su draugė, kad atvažiuos man į pagalbą padaryti užkandukam, bet taip gavos, kad įsidarbinu. Ir liku be draugės viena. Tėvai atvažiuos apie pietus, tai manau irgi kažką padės. Ir paskiau reiks kažkaip nugabenti į tą kambariuką žaidimo, ne? Nes irgi tokia mintis, padarai sumuštinukus, atrodo visą kitą. Ir kaip juos tada pergabenti su tą mašiną, kad, žinot, neslankėtų, nevažinėtų, nesusitrintų. Dar, kai jau užsišnekau, ne, žadėjau daryti tuos vlogus. Kažkaip pastebėjau, žiūriu, gruodžio 1, gal reikėtų pradėti juos daryti, ne vienas jau daro. Ir tada pradėjo ta gerklė skaudėti ir sakau, aš savęs nekankinsiu, dabar skirsiu daugiausiai savęs dukros tam gimtadieniui.
šiaip kas keista dar, ką mano vidosai ten, nu, kiek ten, 2-3 tūkstančiai, 4. Ir vis kažkas parašo, kad kurti vidosus toliau. Tai va, faina, kad patinka žiūrėti ir kad yra kažkam vakaro tokia rutina kartu su mumis. Dabar mieste irgi vaikštam, nes aš irgi iš drąsiųjų. Būna irgi tokie žvilgsniai, atrodo, nu lyg ir kažką norėtų pasakyti, lyg ir norėtų pasisveikyti. Nu tai, ne, bijokit, aš irgi bijau, jeigu nori. Tai, o dažniausiai, kai vyras būna, kai jau mato, kad kažkas labai žiūri, nu, tai jisai pats pirms pasisveikina. Tai va, taip va, tokie tie reikaliukai. Obuolys vienas nuskustas, reikia išsibandyti, ar iš vis čia apsimoka daryti. Tai turėtų palei viską, na, op. Va. Tokie ledinukai būti. Pirštų pirmiausia saugot. O, čia gal iš vieno obuolio 2 ledinukai, ne? Jie va tokie. Tada reikia išpjauti, kas nevalgoma. Reikia mažiuką pasimti. Taip, taip. Ko nereikia išmetam. Štai gal toks per didelis. Ir tada turėtų gautis kažkaip čia skylutę padaryti. Ir tada su pagaliukais. Oh, Christmas time, oh, Christmas time. Tai va, nu, daleiskim su tokiu va. Tokie va pagaliukai. Arba galima su storais pabandyti pagaliukais. O, tokie. O, tai čia tą širdelę da išpjauti. Op. Op. Tavęs nereik. Kur čia geriausia vietelė? Jo. Biškiai kažkaip ne taip. Jeva. Čia reikia išmokti išpjauti. Nu, žodžiu, tą biškį būsiu sugadinus, tai arba toks ledinukas, arba toks ledinukas. Tas gal per stors, to lengviau paimti. Nu, kažkaip taip va. Ir tada šokoladas. Ir toks ledinukas. O kas netinkamo, tai suvalgome. Štai taip atrodo. Su vyru nusprendėm, kad bus šitas. Vyrui gražiai, o man, kad stabiliau laikosi nei ant to mažiuko pagaliuko. Tai va. Vienas sulūžo, o dėl stabilumo buvo pasirinkti mažesni obuoliukai, jie tokie tvirtesni, o tie tokie labai minkštikai dideli, o tie tokie kietesni, kur mažesni. Nu, tai va, kad laikytų ant pagaliuką, renkamės mažesnius obuolius. Jau Roberts iškeikė, sako, reikėjo ne juodą šokoladą daryti, o pienišką. Nepagalvojau, kad galėjau pienišką ištirptinti ir tada su juodu ir baltu papuošti, bet tai pasistengiau kuo daugiau tuos saldesnį šokoladą privaryti. O jeigu net suvalgys Roberts, jeigu vaikai nevalgys. A taip? Teks, sakai, vlogo nebekursi. Ar čia ne vlogs? Vlogas. Ne, sakiau, kad nekursiu vlogmų. Ai, vlogmų? Aha. O tai čia... Čia vlogas, ne vlogmas. Supratau. Sekanti diena pasiruošta dukros gimtadieniui. Jau ir močiutė lauk šventės. Ir dar čia porą maišiukų. Jis atsimuoja tiek kažkas pasakė irgi. Ką tu saldainių palieki arbatpinigių? Nu, koks šaunuolis. Baigė šventę. Taip greitai ir smagiai labai. Oho, visas. Va čia taip.
Geras arbatėlis. Melisos gimtadienio šventė pralekė nuostabiai. Džiaugiasi visom dovanom. Tai keletą galiu ant greičio parodyti ir užbaigsiu šituo savo vlogą. Nustabu, kad žiūrit, taigi žiūrim, ką gavo Melisa dovanų. Aišku, su daug dovanom gaunas ir didelis šiukšlynas. Tai gavo šitą mašinytę kartu su lėlyte. Kur lėlė? Su šitokia lėlyte, va. Ir ant čia vairuoja. Lovai randasi kiti daiktai. Gavo tokį meškiuką. Lėlė tokia didelė. Su jie net miegojo. Toliau tokį vienaragį. Čia da, jo viduj galima šukuoti plaukus ir dar kažkas ten. Taip pat gavo Melisa tokį namuką dažyti. Čia pasipuošti eglutei. Taip ir dar su kuo dažyti. Toliau surinkom su seneliais jau dovaną jau iš seniau žaislų susidėt, bet tai turbūt, kai Melisa bus darželį, aprinksiu normaliai čia. Tai vat, gavo tokį nuostabų servizą. Jis toksai tvirtas, fainas. Toliau va, lėlė šukuot plaukus. Čia va, tokie, kaip čia, brangakmeniai suklijuot, irgi žaisliukai va, ant kalėdinės eglutės ar šiaip pasipuošti namus. Iš močiutės gavo va, rankinuką. Ant stalo šiek tiek jau darbavos. Tai tokią knygutę gavo labubu su lipdukais va tokiais fainais. Toliau lipdyt, kaip čia modelinas, nežinau, su formelėm va. Dar tokia skrinė, toj skrinelė irgi tokie lipinami dalykiukai. Taip pat čia jau 3 dalių darimas. Tai lipinimas brangakmeniais, pasipuošti žaisliukais, o ir čia kažkokie milteliai, čia reiks vandenį užmaišyti ir kažkokius žaisliukus, kaip suprantu, bus įmanoma pasidaryti. Tai vat šitas įdomiausiai, nes pati nežinau, kaip čia reiks daryti. Sugrįžtant į kambarį, dar iš močiutės irgi gavo tokių visų virtuvės reikmenų, lipinimų ir daug tos maklevošės Taip pat gavo ir tokį šukuot, fenuot, visokių tokių dalykėlių. Čia net sulipdė kažkas mašinytę iš vaikų. Žinai, ką sulipdė? Nežinau, kažkas lipdė. Sikstas. Tai tiek. Melisa patenkinta gimtadieniu ir dovanom? Ką? Daug dovanų, kur gavo, tai net jau ir pati nesusigaudau iš ko. Gali būti, kad ir ne visos dovanos parodžiau, nes buvo 9 vaikai, su Melisa 10. Čia dovana? Nu, čia kažkas irgi iš vaikų tau nupiešė. Dar atviručių vaikai pripaišė, kino bilietą gavo, tai labai... Ir tokį. Taip, ir širdutę gražią nupiešė. Labai faina šventė, nors ir stresau, da iki po šiol biški tokia keista, bet labai ir faina, gal tas džiaugsmas labiau nei stresas, dukra be galo myli. Ir daugiau džiaugsmas ir tas toksai pakilėjimas gaunasi, tai daug emocijų. O dukra tokia atsipalaidavus gerai, šaunuolė. Iš tavęs reiktų man pasimokyti šito. Aš gavau daug dovanų. Daug, labai daug. Ir vakarė grįžus dar sumastį išpakuoti. Tai daug ir šiukšlių atlieka pakavimo. Ane? Taip. Bet va, įdomių žaislų gavo tokių, kur net nesumačius. Tai va. Ačiū, kas dalyvavo, jeigu netyčia žiūrit. Tikrai labai patiko ir kad šventai visi tėveliai tokie fainus atsipalaidavę buvo, pajokavę. Daug dovanų galim. Taip, ir vaikai visi draugiški buvo, nesipešėt iš vis. Ja. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų. Ir kitą kartą susitiksime iki rytojaus. Gerai. Girdėjot? Iki rytojus. Iki rytojaus. Tik neprižadu, kad bus tas rytojus rytoj. Valio, valio, valio. Ir 3 kartus valio. Valio, valio, valio. Viena ilga. Valio.